Tai jo. Tai palydėsiu, manau, jį pas tą advokatą, nes kadangi aš radau tą advokatą, man tas advokatas žiauriai geras, nieko neturiu prieš. Tai, tiesiog Laurynas nelabai supranta gal, jisai ten tų teisinių procesų, nu kažkaip jo ta kalba skiriasi labai, tai dėl to aš labiau suprantu gal, tai, nu, žodžiu, palydėsiu jį pas advokatą rytoj. Arba jis tiesiog apsimeta, nes niečia ko nesupras, nu žodžiu, tipo noriu, kad palydėčiau, tai aš pralinksmėjau, tiesą sakant, kaip ir vakar sakė kažkas, kai pasidarysiu nagus, susitvarkysiu plaukus, nu dar nesitvarkiau plaukų, pažiūrėkit, kas mano plaukam, oh my god, kas mano plaukam, žodžiu, atsinešiu aš flashlightą, biškai geriau matysiuos, nes dabar prieš tą šviesą tai nelabai, bet nagai tai yra, wow, girls. Geri nagai, žiūri gerai, I love it so much. Ačiū labai, kad sakote skanaus, jo, nagai žiauriai lygi. Nu, bet, tipo, neturiu ką veikti, šiaip aš nenešioju tokių nagų, aš jums priminsiu, nenešioju, ne. Mano yra prancūziškas, perpus trumpesnis, manikiūras, done, viskas, done. Bet kadangi užsisakiau dalykų, kurie man įdomus ir galbūt pagalvojau, kodėlgi neužsiėmus menais kažkokiais, taigi nusprendžiau paeksperimentuoti ir išbandyti naujas prekes. Baisiai reikia flashlighto, nes matot, čia yra gėlytė ir nesimato nieko. Tai reikia flashlighto, kad jūs matytumėt viską. Aš galbūt net tuoj paprašysiu mamos trumpai telefono, kad paimčiau flashlightą, palaukit. Gal užkito telefoną. Mama. Nu, žodžiu, mamai biškai sutrukdžiau, whatever. Tai, žodžiu, flashlightą paimsim, mes, wow. Kas man? Blakstienos mano per ilgas. O ne. Palaukit. Swag it in the air. Taigi, žiūrėkit. Nagai. Nu, va, jie tokie yra. Sunku parodyti labai, tai... Matot, jie štai tokie, va. Štai nagai. Jie yra, ačiū, kad sakot, labai gražūs. Man tas ginklas tai žiauriai awesome, pažiūrėkit jūsų, wow, girls. Tas ginkliukas, nu širdelė, tai šitas nagas paprastas toks, nu tipo cool. Šitas visiškai be nieko nesugalvojau, šitas tiesiog su širdelė, šitas su ginkliuku ir tokiais blizgučiais. Tai, wow, ginklas blizga baisiai auksinis, wow. Tada šitas nagas yra su koinsu kažkokiu tai, koinsu, nežinau, Elžbieto šią foto ant to koinso, bet nelabai matos. Tai ir dar daug visokių perliukų matot labai. Ir čia gėlytė, bet ta gėlytė nesimato. Labai kažkaip nesimato. Nu, žodžiu. Va, matos ir gėlytė, ant gėlytės tipo koinsas ir ta gėlytė tokiais kristaliukais dar matot uždėta. Šitas nagas tiesiog reflektina puikiai šviesą, ką aš mėgstu, o šita ranka biškai kitokia. Čia yra tiesiog vienas koinsas, ką aš dievinu. Šitas yra toks nagas, čia gėlytė, va. Taip atrodo, va. Taip, va, tiesiog atrodo jie kartu. Baby. Ir čia buvo toks, nukrito man ant žemės, parodysiu aš jums. Čia buvo, bet nukrito, nes šitą labai sunku pritvirtinti, čia yra tokia širdelė. Tai aš užsidėsiu ją. Jinai turėjo būti maždaug, toj parodysiu kaip. Taip, va. Nu, blė, nesimatys dabar. Nu, žodžiu, va taip va turėjo būti.
Ir jinai judanti, tai, bet aš ją nusiroviau, nes matavausi sukneles. Ir Laurinai siunčiau video. Video siunčiau Laurinai, tai jeigu pamatysit su kažkokia balta suknelė kažkur plaukianti video, kuris galimai gal parduos, ar kažką bandys draugam padaryti, jeigu netyčia, turit man pinigus pervest tada. Nes ten yra biški hot video. Nu, ta prasme, ne hot, nes galima padirbėjus padaryti hot. Ten tiesiog maivaus ir kadangi suknelės jos aptamtas yra, tai vis tiek jos yra, nu vis tiek jos yra, suprantat, tai nepakeisit, tai vat. Tai vat, make me. Dabar aš pavalgysiu. Mano akių nesimato. O dabar matosi. Tai vat, žodžiu, dar laukiu, kol nusibalinsiu dantis, jeigu. Žodžiu, mes turim golą. Nepamirškit. Mes turime golą. 4 TikTok kepurės. 4 TikTok kepurės. Kas turit vieną kepurę, galite mesti ir kas meta daugiau nei 10 rožyčių, visus pasaku. Tik tai šiandien. Čia paskutinė diena. Tai naudokitės. Blakstienos žiauriai ilgos. Aš irgi sakau, matot, aš jeigu užsidedu, tai aš eksperimentuoju. Tai reiškia, aš naujus ilgius išbandinėju. Ar ten trumpus ilgius dažnai metrą. Eimi, ačiū labai. Tai va, nagiukai. Kas metat daugiau nei 10 rožyčių, aš visus pasaku. Tik tai šiandien. Šiandien turbūt paskutinė diena. Tai, jo, tai viskas, like this. Look, tu kopijuoji Maybachą, tiesiog net žodžio prasme. I'm getting angry on you. Milana, ačiū labai. Iš karto pafollowinu. Tai žodžiu. Galėčiau vieną suknelę užsidėti, bet reikia Galaxy. Jeigu įmetat Galaxy, aš užsidėsiu suknelę. Ačiū už TikTok kepurę, iš karto follow. Kas metat TikTok kepurės, iš karto follow, ne kas yra, kas bus. Ačiū labai, reikia dar 2 kepurių. Taip pat 2 gulbės, 2 kepurės. Jeigu norit, kad užsidėčiau vieną suknelę, tik tai specialiai jums, šiandien, dabar, įmetate man Galaxy. Reikia man Galaxy. Jeigu norit, kad užsidėčiau suknelę. Nežinau, galvoju šiaip su kuo filmuoti iš tikrųjų. Nu, ta prasme, su kuo filmuoti, tai daiktas yra su kuo filmuoti, ne kas yra, ačiū už kepurę labai. Reikia dar vienos kepurės ir kas metat daugiau nei 10 rožyčių, visus pasaku. Taip pat, jeigu norit, kad užsidėčiau suknelę. Galite mes man Galaxy. Ačiū labai. Pasiekėm golą. Ačiū labai už follow, 5 žmonės, ačiū labai už follow. Elvyra, ačiū už rožytės, iš karto follow. Abra, ačiū už rožytės. Iš karto pasieksiu, vos tik tai bus 10, o wow, daugiau, ačiū labai, iš karto follow, net nėra kalbų. Abracadabra. Tai jeigu norit, nu žodžiu. Žiūrėkit, užsidėsiu vieną suknelę. Tai pasiruoškit. Tuoj persirengsiu, užsidėsiu vieną suknelę. Pamatysit, kaip atrodau. Vieną suknelę, kurią, manau, nešiosiu vasarą. Tikrai Kaune. Tikrai. Gal net užsidėsiu ją, biškį. Tai pirmą kartą jaučiu pamatysit mane su suknele, ne?
Aš taip manau dabar. Manau, kad pirmą kartą mane išvysite su suknele. Oh my goodness. Šiaip norėčiau su Gerda ir Opelija susitikti žiauriai. Galėtume pasidaryti make-upų, galėtume išgerti visko, galėtume daug ką daryti. Būtų žiauriai awesome, manau. Tai gal reikės kurią dieną susitikti, manau. Gal reikėtų kažkurią dieną susitikti. Tai, ar jūs esate pasiruošę, nes aš užsidėjau suknelę. Taigi, aš užsidėjau suknelę ir dabar štai suknelė yra štai tokia. Štai tokia. Ką jūs manot? Tai šita mano mėgstamiausia, viena iš mėgstamiausių mano suknelių. Visiškai nieko nereikia. Visiškai amazing. Galėtų čia tu pabūt nu žodžiu. Taigi reikia dviejų Galaxy. Ir suknelė štai yra tokia. Štai. Viena suknelė tiesiog. Tai gerai, aš dabar persirengate. Gerai. Taip, mano maikė. Kur jinai yra? Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me wanna talk is cheap, so show me tonight I want it. Let me blow my mind. Can you search my soul from within? I don't wanna wait. Taigi, darome apklausą. Ar patiko jums ta suknelė, ar gražiai aš su ją atrodau, ar jinai man tinka, ar nelabai. Nelabai. Visi sako nelabai, kodėl? Kodėl? Oh my god, aišku, kad tinka. Žiūrėk, gerai atrodo ta suknelė. On reality. Ne naktiniai. Ne naktiniai ten. Čia yra vasariška casual suknelė. O tai kas negerai? Kodėl nepatiko, nesuprantu. Eikit, pamatysit realybėj, bus žiauriai gerai. Nesvaikit. Aš net susigėdau. Netiko jums. Iš čia jo. Ne, baltosiai tikrai nerodysiu. Nesupratau, kodėl jums nepatiko. Arba čia heiteriai mano susirinko tiesiog ir tiek. Ir viskas. Man tai žiauriai patiko. Plus Lauris sakė irgi, kad gražu, tai aš vadovaujuosi šitą nuomonę. Šaika. Flash golas. Flash golas reikia 39 spurgų skirtingų žmonių. Skirtingų žmonių 39 spurgų. Skirtingų žmonių 39 spurgų. Kas galit sumest spurgą, žiauriai padėsit. Žiauriai padėsit. Reikia 39 skirtingų spurgų. Kas galite mest spurgą, bus žiauriai gerai. Barsuskaitė, ačiū labai. Kar, ačiū labai. Ačiū labai, merginos. 3-6, trūksta dar 3-6 skirtingų žmonių po spurgą. Kas turit spurgą? Va būtent šitą, va, kuri čia yra. Tai reikia būtent tos.
Na. Nu, nežinau, ar susitaikėm. Jis sakė, dažniausiai jis sako, kad aš negraži esu. Žiūri kitas. Laikina kitas. Va, kaip Gerda teisingai pasakė. Kai tu laikini kitų foto, tu jas čiešini. Tai ir jos vėliau galvoja, tipo, kad jos geresnės. Tai gerai, aš jį paleidžiu laisvą tada, tegul jis būna laisvas, whatever. Jo, blakstienas tai labai ilgas. 16 ilgis. I love so much. I love so much. I love so much. I really do. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Kas sakot, kad gražu. Ačiū labai. Už tai ačiū labai. Tai vat. Mano nepridėsiu, man tai nelabai patinka. Nelabai patinka manas, iš tikrųjų jis kažkoks labai fake. Nežinau. Nelabai patinka man jisai. Jo. Blakstienas baisiai ilgas. Tai va, rytoj yra toks planas susitikti su Laurynu, nuvaryti pas advokatą, pasižiūrėti, kas naujo atsitiko tame procese, pasiruošti, kaip teisingai šnekėti, vis tiek reikia, korektiškai šnekėti, negali ten ateiti, jabanas, ten blablabla, turi gražiai pašnekėti, tai pasiruošim šiek tiek kažką. Ir poryt bus teismas, jam dėl tos mašinos, tai I have no idea, net nežinau tikrai, bet sakė advokatas, kad galima prisiteist bus, netgi už norėjimą tiesiog piktavališkai pakenkti, nes žinant žmogaus statusą vis tiek taip tokia didelė suma apgauti, ta prasme, tai čia, turi būti planas padarytas, tai jo. Tai, nežinau, ar susitaikysim, tai nežinau tikrai, net neįsivaizduoju. Jeigu apsirengčiau kažkuria iš tų suknelių, gal ir susitaikytume, manau, bet jaučiu varysiu su treningu tiesiog, easy. Jisai nori mane matyti su treningais, jisai gali matyti su treningais, dažnai metra man. Tipo, skaudu, kai aš turiu būti kaip čuvakas, bet gerai, okei. Alright. Tai... Dar pastebėjau, kad mane bando kopijuoti labai daug mūsų influencerių, tarkim, kurios YouTube kanalas sėdi. Bando atkartot mano emocijas, bet jums taip fake gaunas, kad aš tiesiog net negaliu patikėti. Ant kiek jūs fake esat merginos, kad man taip žiauru, kad jūs negalite iš savęs būti tikros, tai apie tam tikras influencerės iš G raidės, arba ten iš J raidės, arba, ne iš J, kaip jinai, pamiršau, J, man atrodo. Žodžiu, yra influenceriukų, YouTube'ės kanaluose sėdinčių merginų, kurios bandot mane kopijuoti, jūs awkward esat, aš jums galiu pasakyti, būkit savi, what the fuck.
Šiandien pažiūrėjau intervą, naujausią ten laidą prieš 2 dienas įkeltą ir kiek negaliu patikėti, ta prasme, kiek jūs bandot mane kopijuoti, why? Ta prasme, jūs sakot anglišką žodį net ne ten, kur reikia, jūs turit jaust, kad reikia sakyti, kad būtų, ta prasme, realistiškai, bet ne ten, ejau ir like, house, ten buvo, tipo, what the fuck, čia jeigu jūs tai išnekat, tai man tiesiog, tai gėda už jūs, kad aš negaliu tiesiog, ir awkward labai. Ir iš tikrųjų pasižiūrint mano peržiūras, nu tarkim dabar, mane peržiūrė 5 štuko žmonių. Tai reiškia, po minutę, po 2, 3, 4, 5, 5 štuko žmonių ką tik peržiūrėjo per ten 35 minutės, ne? Dabar štuką žiūri. Tai jų per savaitę vidosą peržiūri 2 štukų tik tai žmonių ir neaišku, ar iki galo, ar tik dėl kažkokios vietos, ar dėl kažkokio ten QR kodo, tarkim, ar ten promotional kodo, tai aš dabar, kai suprantu, tai man tiesiog awkward girls, why? Tiesiog taip keista, ir čia iš garidėsina tokia influencerė. Kopijuot mano bando su kažkokia draugė savo, ten what the fuck, unreality. Tiesiog unreality. Palaukit, aš kai pradėsiu muziką kurti, dar kai šokt ant scenos pradėsiu su visokiam suknelėm. Gal dar Gerda ir Ofelija prisijungs. Tai girls, jūs iš viso net, nei žodžio negalėsit nukopijuoti. Ką jūs tada darysit? Ką jūs tada darysit? Ką jūs tada darysit? Aš nesuprantu. Iš stiklainio, nes neturiu didelio puodelio. Ačiū labai už fejerverkus, bet čakį, nepamirštam golo, mes turim surinkti 1000 rožyčių. Reikia 1000 rožyčių. Tai nepamirškit. Tai, žiūrėkit, Gerda sukūrus kiek gabalų, jos populiarumas labai didelis. Ofelija irgi dabar Eurovizijai net dalyvauja. Ta prasme, jeigu aš prisijungsiu prie jų, aš turiu tikrai tą unikalumą ir balsą, ta prasme, skirtingą. Tai čia neišvengiamai būtų topas Lietuvoj. Manau. Tai ką jos tos influencerės tada, youtuberės, ką jos gi darys tada? Jeigu net SEB finansavimas nepadeda kažkur daugiau prasimušt, tik tai Lietuvoj ir kad peržiūrų tiek mažai, tai aš iš viso, nu tiesiog, unreality, ta prasme, jau beveik 6 štukas mano laivą peržiūrėjo, dabar žiūri štukas 100 ir čia tik tai 37 minutės trunka dabar laivas, jų per 9 paras. Peržiūri 20 000 vidosą, eina nahui, valandos trukmės, ta prasme, tai čia, nu čia tiesiog, čia gali būti žmonės įeina, netyčia paspaudžia ir išjungia ir jau tą peržiūrą rodo, tai, ta prasme, unreality ir jos ar bando mane kopijuoti. Man skauda širdį, būkit savim, žinokit, būkit savim, nes jūs neprikopijuosit. Tai aš ką jaučiu, tai aš sakau, aš ką jaučiu, aš pragyvenau, supranti, ir man net nėra taip blogai kaip jum yra, kad man reikėtų jūs kopijuoti, tai čia iš gaidės influenceriai. Unreality tiesiog. Barisauskaitė, ačiū labai. Tai net pakilo nuotaika, tiesą sakant, šiandien, žinokit. Tiesiog. Bet tai kas iš to, jeigu kopijuoti viešai išdrįsta, tai kiek čia kenkia aplinkui, tai aš tik tai bijau pagalvoti. Jaučiu su dronai šią naktį priskrenda, kad pafilmuot pro langus ką veikiu. Ir ten Discordo, o tik Giedrė kažką padarė, reikia ir bum. Nes ta pašnekovė, kurią jinai kalbino, nesakysiu dabar nei vardų, nei konkrečios situacijos, bet ta mergina, kurią jinai kalbė, jinai viską pasakė tą, ką aš planuoju. Tai dokumentinis filmas apie save ir Lauryną, tarkim, ir viską jos į taktą. Viską kopijavo per savo pokalbį. Ir tiek mažai peržiūrų dar turėt, kur, nu, tiesiog nepalyginami skaičiai. Aš dabar pažiūrėsiu, kiek yra. 5 štukas 900 peržiūrų. Tiesiog žiūriu, kodėl aš neturiu šaibų. Šaika, reikia spurti.
reikia spurgų. Kas galit mesti po spurgą? Mums reikia flash golą surinkti. Tai 39 spurgos mes turim tik 2. Kas turit vieną spurgą, būkit geri dabar įmeskit. Turim tik tai 4 minutės. Nežiūrėjau aš jo Instagramo, aš nežiūriu jo protestai, sakau, man mažiausiai įdomus. Visi, kas metat spurgą, pasaku. Visi, kas metat spurgą, pasaku tik dabar. Candy, ačiū už spurgą, iš karto follow. Kas metat spurgas, iš karto follow. Kas metat spurgas, iš karto follow. Iš karto follow. Šakė, spurgas, tik tai spurgom. Kas norit mano follow, metat spurgas. Mes turim 3, mums reikia dar 35. 36. Blema, man sloga kažkokia, aš nežinau tiesiog. I have no idea. Ta prasme, nerandu tiesiog. Tai žodžiu, tiesiog, kaip žiauru, nes tas jų parodijavimas, neparodijavimas, suprantat, ten yra mokymasis ir analizavimas, kodėl skiriasi kitas tiktokeris nuo manęs ir kai iš tikrųjų tu pamatai, ant kiek daug skiriasi. Tai tiesiog net nėra ką šnekėti jom, kiekvienas žodis tiesiog užsidaro, užsiblokuoja ir matosi aiškus skirtumas, tai galim prisidengti čia jų kažkokios tai fanės, gal mano haterės rašot, kad čia parodija buvo ar kažkas, tai nebuvo parodija, neįmanoma parodijuoti to, kas yra didesnis menas, be jokių finansinių išlaidų, tai yra talentas įgimtas ir tu nepaneigsi to, tai yra faktas, tai tu negali parodijuoti to niekaip, to neišeis tiesiog. Nagai. Nu kaip man čia pala? Man reikia kažką laikyti gal. Make me sweat. Oh, make me harder. Make me lose. Nagai. Nails. Ne, aš pati viską pasidariau, prisiauginimą pati pasidariau, formą pati pasidariau, viską prisiklijau pati, visiškai. Nu čia mano biškį nusitrynė oda, tai nekreipkite dėmesio, nu ne oda, bet įdegis, tai jau čia dabar jau tai bus ant šito piršto, nekreipkite dėmesio. Oh my god. Tai vat tiesiog. Tai, dėl Lauryno, pavyzdžiui, žiauriai buvo sunkiai kelionė, tiesą sakant, į Lietuvą. Nežinau, ką aš jam padarius, bet čia gal už visus kažkaip man atėjo atpildas apnuodinimo, tipo, kad aš šneku kažką ir panašiai. Tai, žinokit, aš tik tai pradėjau šnekėt, šneku dar metus su pusė, o jūs vienas ant kito šnekat jau 10 metų ar 5 metus, ar 3 ar 4. Tai kokia bausmė jūsų laukia tada? Bet aš nenoriu skausmo fizinio ir nenoriu kažkokių tai psichologinių kančių. Gal labiau tiesiog pagalbos man reikėtų, sakau, su tuo finansavimu, ką aš noriu daryti ir prijungti žmonės, kuriuos aš noriu prijungti. Tai vat, būtų gerai, kad sutiktų tie žmonės, kuriuos aš noriu prijungti ir kad klausytų, kaip maždaug aš koordinuosiu ir ką aš darysiu maždaug. Nu, plus minus mano planas bus. Jūs galit koreguoti, galit savo personažą, asmenybę atsinešti, bet planas ir eiga ir kaip viskas turi būti išpildyta bus mano. Aišku, filmavimo kampai bus specialistų ir mano, bet nu, tam tikri dalykai, jeigu jausit, kad geriau atrodot ar kažką, tai norėčiau, kad taip išliktų. Nes žiūriu dabar, ką kuria, tiesą sakant, mūsų youtuberiai, tai liūdna iš tikrųjų, nes jie lanko teatrą, bendrauja su stonkais, gelminėm, visokiom, kur elito aktoriai, ne?
gali sutikti įvairiausių pamokančių žmonių, mūsų profesionalų, bet jų kūryba, atsiprašau, bet labai lieva. Labai lieva. Ir aš nežinau, kodėl. Turint tiek daug finansavimo, iš tikrųjų tokia kūryba lieva, tai vienintelis dalykas, kad vis dėlto talento stoka. Ir nenoras priimti kitų žmonių, kurie talentingi labiau. Tai jūs niekaip neišmoksit, žiūrėkit, jūs į mokyklą ėjot kam? Kad išmoktumėt, ne? Jūs galėtumėt kaip vaikas suskaičiuoti čiulpinukas plus čiulpinukas lygu 2 čiulpinukai. Bet tam, kad daugiau kažką tu išmoktum, ką jau galbūt žinai, turi kažkokį talentą, reikia eiti kažkur, ne? Tai kartais reikia ateiti po žmonės, kurie kažką moka daugiau. Suprantat? Make me sweat, make me harder. Oh, I don't wanna go, oh no. I don't wanna lie, not true, not hard. Not true, not lie, what the fuck aš čia pasakiau?